Rugpjūčio 6 ir 7 dienomis Skuodo rajone ant Apolės piliakalnio įvyko senųjų amatų, archajinės muzikos ir karybos festivalis. Šventės svečiai 2 dienas turėjo galimybę stebėti unikalią programą, archaiškosios muzikos koncertą, karinių istorinių grupių parodomasias programas, senovinės kuršių vikingų kovas ir žaidimus. Tai vienas didžiausių gyvosios istorijos renginių Pabaltijyje, sutraukiantis daug dalyvių ir dar daugiau lankytojų. Festivalio atidarymas prasidėjo baltiško archajinio folkloro Vilniečių merginų grupės Obelija koncertu. O kai pasugėjau, vaikščioti pradėjau, tai nuvėjau ins virnelį skrynelių dabotė. Tai nuvėjau ins virnelį skrynelių dabotė. Oi motula mano, oi širdela mano, kad ruduosi man skrynelį svetimon šalalė. Kad ruduosi man skrynelį svetimon šalalė. Viso renginio metu buvo galima pabendrauti su senovės amatų meistrais, pasimatuoti autentiškus riterių šalmus, pabandyti pakilnoti kalavijo rekonstrukciją, pamatyti, kaip būdavo gaminami juvelyriniai dirbiniai, senoviniai įrankiai, virtuvės rakandai ir gausybė kitų daiktų. Šventės svečiai festivalyje galėjo ne tik viską stebėti, bet ir patys kai ką pabandyti. Vienas iš festivalio organizatorių, Kuršių kultūros populiarinimo klubo Pilsots lyderis Benas Šimkus, papasakojo apie tikrąją žemaičių kilmę. Jeigu žiūrėtų teritoriją Kuršių nuo pat Klaipėdos lig Rygos ir į plotį lig pat Telšių, praktiškai Telšiai buvo dykroj atsiradęs miestas, tai buvo turtingiausia praktiškai baltų gentis dabartinis Lietuvos teritorijos. Tai buvo, kaip pasižiūrėjus, atrodo kaip oligarchų kažkoks arealas. Kodėl? Todėl, kada nekontroliavo prieigas prie jūros, prie upių, o upės tai buvo prekybos keliai. Dauguvą vikingai leisdavosi gilyn į žemyną, norėdami įvairių kitur neprieinamų dalykų. Tai įsivaizduokite, jeigu lyginant su šiandieną, tas pats, kas tu kontroliuoji savo autostradą, ar ten, toks esi mažas kokio naftos kompanijos viršininkas. Ir dabar ir naftos amžius, tada buvo gelžės amžius. Ir žmonės kontroliuojantis prekybos kelius galėjo iš to daryti nemažą verslą. Jeigu rytų Lietuvoje ir žmogus palaidot su gelžinėm įkapėm, ten gelžinės aktelė, ten kažkoks jėtigalis ir tai jau yra neblogai, tai, pavyzdžiui, ant manęs jūs matot krūvą žalvario, tai tą vadinamą balto aukso, ir tai nėra kažkokia retenybė mūsų archeologijoje. Benas Šimkus pademonstravo kuršių vyrų ir moterų įkapes. Moters kapo iš Palangos 34 A kapo rekonstrukcija. Tai yra ypatingai prabangus kapas, turintis ypatingų kuršiškų akcentų. Vėlgi matom tie patys smeigtukai, kurie prilaiko vėlgi skarą. Yra labai sunki antkaklė, sverianti apie pusę kilogramo, ir ant jos yra suverti žiedai, kurie atitinka realiai nešiojamų žiedų kopijas, tik yra labai dideli, netinka ne vienam šiaip normaliam žmogui. Ir tokių žiedų paskirtis, kokia čia yra, tai čia neaišku, čia greičiausiai galėjo žmonės ir seniau nešioti žiedą, kaip ir aš, kad nešioju ant kabučio dabar užsidėjęs. Tiesiog gaminant, norint parodyti jos statusą, jos turtą, tokių žiedų buvo padaryta didesnių. Gal toks buvo užsakymas, o gal kažką jie ir simbolizavo. Gal ten kiekvienas žiedas galėjo simbolizuoti kažkokį turimą karvių kiekį, nesužinos. Bet jinai buvo palaidota tokia. Irgi dėvi ant kaklo stiklo, mėlyno stiklo karoliukų vėrinį. Ir jos netgi smeigtukai yra puošti stiklo karoliukais, tas dažnai pasitaiko pas kuršius. Milžiniškos apyrankės. Visas kapo papuošalų svoris sudaro apie 1,5 kilogramų. Daug sidabro, žalvario ir, kaip matom, ant juostos, ant diržo, tai yra kabo, kaip pavadinti, medalis, plokštelė. Tai yra dar vienas specifinis, tik pas kuršius sutinkamas papuošalas. Kairiai pusėje, kažkodėl tik kairiai pusėje jos mens ryty randamas toks papuošalas ir visi labai panašus, su 5 stiklo akutėm dažniausiai.
jo įkapės yra labai įdomios. Tai yra pirmiausiai tas plačiašmenis kirvis, kurį mes dar pravardžiuojam dvirankiu. Tokie kirviai yra randami kuršių genty gan, nėra retas ginklas ir kitose gentyse jų nelabai yra. Jisai yra paprastai tie dideli kirviai randami tik turtingų žmonių kapuose, kurie greičiausiai užėmė kažkokias vadovaujančias pareigas. Šitas kirvis, jeigu taip paprastai žiūrėt, jis yra ir ietis, labai aštrus yra jo galai, ir kablys aštrus, ir kirtimo įrankis vienu metu. Kad jis nėra darbinis, tai rodo ir jo formą, ir ornamentika ant įrankio. Reiškia, kaip atskirti įrankį, ar tai yra ginklas ar įrankis, tai skaitykit baudžiamąjį kodeksą, jis turi neturėti tiesioginės ūkinės būtinės paskirties. Su šitu ginklu jūs nelabai kažkur jį pritaikysit, nei malkom kapot, nei kažkam kitkam jisai nelabai tinka. Koto ilgiai yra diskutuotini, radiniai yra randami krūtinės srity padėtos geležtės, galvos srity žymus bajoks kilimas, vaizduojantis 11 amžiaus mūšius su normanais Anglijoje, tai vaizduoja tos kirvius pečių lygyje, bet yra rastas norvegų karo laivas nuskendęs su 3 kirviais išlikusiais kotais, tai ilgiai nuo 70 iki 1,10 m. Žodžiu, variacijos gali būti jų įvairios. Paminėtina, kad su tokio tipo kirvių ginkluotas žmogus per Stamford Bridge'o kautynės vikingas skandinavas sugebėjo patiesti 8 priešininkus, kol buvo pats padurtas. Henrikas Ramonas papasakojo, kuo išskirtiniai buvo kuršių karių šalmai. Jisai yra, kaip atpažinti, yra trikampiai, 4 trikampiai, puošti žalvario. Puošti žalvario, tai reiškia, kad jis iškart turtingas, prabangus yra. Ir apatinis žiedas eina sutvirtintais. Pas mus atėję arčiau galėsite pasižiūrėti, ten galėsite užduoti klausimų ir kam kyla. Ir svarbiausia, reikia dabar mums tiesiog žinoti savo išskirtinumus. Tai aš pasikartosiu, tai yra dvirankiai kirviai, durklai, šalmas ir 4 labai svarbus toks yra kuršiškas kalavijas. Asociacijos Žiemių pradas pirmininkas Andrius Bitaitis pristatė žiemgalių genties aprangos bruožus. Latvijos teritorijoje šiai dienai Žiemgalos sudaro būtent vieną iš 5 etnografinių regionų. Lietuvai nutiko toks dalykas, kad Žiemgala faktiškai 13 amžiaus pabaigoje dingo iš rašytinių šaltinių ir šiai dienai bendrinėje istorijoje mažai ką ir te aptinkame apie šią baltų šeimą ar gentį. Tai yra, štai matomės moters kostiumą. Vienas būdingiausių žiemgalių moters kostiumo aprangos detalė būdingiausia, tai yra apgalvis moters. Tai iš esmės faktiškai randami net ir mergaičių, mažų mergaičių kapuose. Krūtinė puošia dviem išskirtinai, ne dažniausiai, bet išskirtinai 2, nes, sakykime, kartais žemaičiai ar kitos aplinkinės kaimininės gentis turėjo paprotį su vienu smeigtuku, kartais su 2 ir dar daugiau, o žemgaliai šiuo atveju, žemgalių moteris naudojo būtent tik tai 2 smeigtukus ir papildomai, nebent jeigu būdavo palaidojimas įvyniotas, mirusysis, jeigu būdavo įvyniojamas į draubulę, tuomet būdavo virš palaikų surandamas dar kažkoks tai menkesnis, menkavertis, kitokio tipo papuošalo susekti draubuliai. Dar vienas būdingas žiemgalių moters akcentas yra peiliukas, lenkta nugarėlė. Tai manoma, kad jisai atstojo ir mini pjautuvo funkciją, ir karnų žievinimo, įvairių būties darbų sritį. Ir be abejo, kiekviena moteris faktiškai turėjo elementarų įnagį, tai yra paprasta įla. Išlaikytas būdingas toks standartas
klasikinis modelis vyro aprangos, tai yra lankinė pelėdinė segė, antkaklė tardiruota. Dažniausiai vyro įkapė buvo 1, 2, 3, 4 ir netgi 5. Ne vienas yra palaidojimas su 5 ietigaliais, ką reiškia, kad ietis buvo Žiemgalio vyro gyvenime užėmė didelę reikšmę. Festivalyje senovinių apdarų rekonstrukcijas demonstravo latgalių atstovai atvykę iš Latvijos ir svečiai iš Ukrainos. Тоже довольно богатая, это с золочением, и сумка тоже украшенная такими красивыми накладками с позолотой. На голове шапка, валенная шапка из тонкой шерсти, тонкорунной. И на ногах у нас штаны и высокие сапоги. Ну и, понятное дело, нож. Каждый мужчина должен иметь с собой какое-нибудь оружие, хотя бы минимальное. Smagios nuotaikos įnešė žaidimas Vikingų futbolas, kuriame varžėsi lietuviai su ukrainiečiais. Tai labai senas Skandinavijos šalyje žaistas žaidimas, ugdęs karių jėgą, ištvermę ir komandinį darbą. Na, lietuviai viską padarė atžagariai ir pradėjo tempti savo vartus ukrainiečių saugomo lazdą. Kaip matote, daug jėgų reikalaujantis žaidimas, kviečiam visus sportuojančius, mėgstančius pajudėti žmonės ir rodyti, kad galit laimėti Apuolės Vikingų futbolą. Pradžia geros energijos pilna, o paskui, aiškus, viskas stabdosi. Sukasi ratelis ratu. Я потом уже не буду комментировать, когда вам останется. Я скажу в микрофон, будет репетировать. А мы можем Kovojama paprastai yra iki 3 įvarčių, tai yra, 3 būna suėjimai ir nes kaip tik matot, yra labai sunku iš tikrųjų laimėti. Ir dabar yra taktika, kad bandant apsukti, o ne nustumti, yra bandoma pelnyti taškus. Na ir ką, 0-1 beveik, ne, dar nėra 0-1. 0-1 ir Artur pelnė pirmąjį tašką, o valio labai. Po to prasidėjęs kovos rato turnyras buvo palydimas ne tik žiūrovų juokų, bet ir susirūpinimo šūksniais sukeltais stiprių nesuvaidintų smūgių. Turnyro metu kovų taisyklės komentavo Benas Šimkus. Efektyvus, tikrai efektyvi kova. Labai apylygiai judama. Get
Ukrainos kovotojas demonstruoja kančios iškreiptą veidą. Pasibaigus kovos rato turnyrui, to meto atmosferą kūrė neofolkloro grupė Gyvata. Po koncerto įvyko festivalio kulminacija 854 metais vykusio Apuoliškių mūšio su švedais masinės kovos inscenizacija. Ну там скидывал, нет кого-то. Ну вот Greičiau, greičiau! Senovę nukėlė viduramžių muzikos grupė Lyty Taler iš Baltarusijos, kurios repertuarą sudaro tiek instrumentinės kompozicijos, tiek viduramžių šokiai. Pirmąją festivalio dieną užbaigė energingoji ukrainiečių etninio folkroko grupė Jori Klots, kuri senovinius liaudies instrumentus pritaiko naujam, kiek neįprastam skambesiui. Antrąją dieną patys drąsiausi ir ištvermingiausi festivalio dalyviai, nepabūgę lietaus ir purvo, linksminosi grupės Lyty Taler grojamos muzikos fone.
Pilant smarkiam lietui dalyvaujančių lankininkų turnyre vis tik atsirado. Amatininkas peiliadirbys Vykintas Motuza papasakojo, kaip kilo idėja pradėti rengti tokius renginius. Tai 2004, man rodos, pirmą padarėm tą festivalį ir tiesiog sutapo, ten susirinko daug bendraminčių žmonių ir nusprendėm, kad reikia kažkokio renginio. O aš kaip tik prieš metus ant šito piliakalnio buvau užlypęs, nes dirbau su geologais, darėm kvartero geologinį žemėlapį šitose apylinkėse ir užėjau šitą vietą, aš apie ją buvau skaitęs ir pasiūliau kažkada, tai ir, kaip sakant, užgimė ta mintis ir tada pamatėm, kad netgi tuo metu buvo ir jubiliejus, paminėjimas yra 853, man rodos tas, o reiškias, paskaičiavom, kad tas vikingų žygis greičiausiai buvo vėliau. Metais vėliau. Tai gavosi, kad 2004 buvo jubiliejus, tai 854, ne? Ja. Tai va. Žodžiu, tada susirinko tikrai rimta bendraminčių kompanija ir atvažiavom čia į Skuodą ir pradėjom stumti. Iš Vilniaus važinėjom čia tos 350 km, įrodinėjom žmonėms savivaldybei, kad šito renginio reikia, kad jų turi jie unikalią vietą, o čia prieš tai buvo tokia jaunimo pasilinksminimo vieta. Čia užvažiuodavo mašinom, laužą kūrendavo. Apie tą piliakalnį nieks labai kažko ir nežinojo. Tai norėjosi šitą vieną pirmųjų turbūt paminėjimų iš vis baltų žemių, tokį konkretų su data, kažkaip tai iškelti viešumą ir parodyti žmonėm, kad yra tokios vietos, kad yra kuršių gentis, kad buvo rimti čia santykiai su kaimynais, su skandinavais ir štai viskas prasidėjo, užsivedė. Vienas iš festivalio organizatorių, Benas Šimkus, sakė, kad Apuolės festivalis nėra vien tik buka pramoga. Mes nenorim duoti bukos pramogos, tiesiog demonstruoti kautynės, čia galim, aišku, privežti žmonių, kad jie gali tiesiog pasikauti. Mes demonstruojam kokybę pirmiausiai. Kviečiam geriausius krašto amatininkus ir geriausius kovotojus, geriausius rekonstruktorius, kurie turi parodyti rimtas rekonstrukcijas. Mes žmonėms pristatinėjom baltų gentis, pristatinėjom kuršių archeologinius radinius, siekdami juos išmokyti, kad suprastų žmonės, čia vietiniai žmonės, kad jie vadina save žemaičius, kada net tam laiku buvo ne kuršiai. Tai va, pirmiausias tikslas yra daryti pramogą, bet pramogą kokybišką ir kad kiekvienas žmogus išsineštų kažkokią tai žinią. Tai aišku, to pasekoje čia atsiranda įvairių amatininkų, nuo peilių meistrų, keramikų, kalvių, instrumentų meistras unikalus Lietuvoje ir panašiai jau demonstruojam archaiškus tokius amatus kaip audimą pasvarinėmis staklėmis, ko dar nieks nedarė. Ir aiškus, kas be ko, tai vyksta ir kovų demonstracija. Dabar to jau turės įvykti trejetukų kovos 3 prieš 3, o taip turnyras vakar įvyko stipriausio kario, vis dėlto kariai susirenka ir nori išbandyti savo jėgas, buvo masinės kovos, nors ir kaip lyjo ir buvo sunku ir pavojinga, bet vis dėlto tą įveikiam momentą. Ir sekantis dar momentas, norisi atvežti kokybiškos muzikos. Buvo geriausi praktiškai atlikėjai, mano požiūriu, folk muzikos atlikėjai, tai Jorai Klots, ukrainiečiai, ir kas buvo vakar, tas matė, kad nepaisant lietui, čia buvo pilna žmonių ir trypė tą purvinėlį čia iki išnaktų. Kviečiam, žodžiu, vienus iš geriausių atlikėjų ir iš Lietuvos. Taip pat kitais metais gal pavyks dar kažką geriau padaryti. Tai va, tai tą kryptimį ir judam. Festivalio dalyvis, plungiškis menininkas Virginijus Narkus tikisi, jog kada nors Plungėje irgi bus organizuojami panašūs renginiai. Atvažiavom iš Plungės, Plungieną, Paskaudiškis. Reik pareimti gerą renginį. Gal užsikrės į Plungiškę to, nes Plungėje labai trūks tokių renginių. Turim gražią istoriją, gražius piliakalnius. Ir manau, kad reikėtų mums irgi pradėti ton tradiciją perimti iš savo kaimynų. O mes čia esam su savo sūnas atvežiau į Apuolę parodyti
ragą dirbinių, ko mokam daryti, mes ne tik Žemaitijoje vienintelė, bet į visam pasaulį. Nu, darom iš ragą taurių elnių raks ir iš tų ragą padarom gražiausius papuošalus, kad stebėn čia atvykusių žmonės pasiveizėti. Na, čia į tikrai lietuvišką papuošalą, lietuvišką žaliaus, lietuvišką meistrą. Ir aš manau, kad tai tik labiausiai reprezentuoja mumis kaip žemaičius lietuvius visam pasaulyje, nes nieks tokių nedaro. Oro sąlygoms pagerėjus, žiūrovai galėjo stebėti stipriausios kovos draugovės vardo turnyrą 3-3. Kaip matote, ilgo ginklo kovotojai prilaiko atstumą ir, kaip ir sakiau, praradus vieną karį ir paprastai komanda. Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Budrienė už žemaičių kultūros tapatybės saugojimą ir kūrybinę saviraišką sidabro ženkleliu apdovanojo Apuolės festivalio organizatorius Skuodo rajono kultūros centro direktorių Vidmantą Valinskį ir Kuršių kultūros populiarinimo klubo Pilsoc lyderį Beną Šimkų, kadangi Apuolės senųjų amatų, archajinės muzikos ir karybos festivalis yra įtrauktas į pasaulio žemaičių dienų renginius.